Sveiki visi, tai šiandieną aš darysiu video apie lainerį. Iš tikrųjų, lainerį, pravodkę, pravedimą. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai pradėkime nuo to, kad priemonių iš tikrųjų tam lainerį pasidaryti yra labai daug. Aš turiu 1, 2, 3, 4, 5. Tai šiandieną parodysiu kelias variantus su kuo brėžti. Tai galvoju, kad dar nesugalvojau su kuo. Ir sugalvojau, nuo ko pradėsiu, tai pradėsiu nuo Maybelline Eye Studio Lasting Drama Gel Eyelinerio ir brėšiu su Inglot 30 teptuku. Jis truputį pasišiaušęs, bet kai paimi produktą, jis visas sulimpa. Ir kai brėžiu, žiūriu į apačią ir nuo akies išorinio kampučio link antakio. Brėšiu labai lengvais judesiais. Tada nuo strėlytės viduriuko brėžiu tiesią liniją link akies vidinio kampo. Ir tą liniją vis pratęsiu, kad jinai nueitų iki akies vidinio kampučio. Ne iki galo, nes vidinį kamputį po to pildysime. Ir viską užpildau su tiek, kiek liko produkto. Tada einame link akies vidinio kampučio ir labai švelniais plonais judesiais bandome padaryti ploną liniją. Nieko nedarome greitai, viską darome po truputį ir švelniais judesiais. Jeigu yra blakstienos riestos, kaip pas mane, tai gali būti, kad ir prisiklijuoja, bet nieko tokio, mes po to ją nuimam. Kur liko tarpelį neužpildyti, tai visus tarpelius užpildau. Tada pasiemu concealerio, tinka Bet Fox ir paaštrinu strėlytę. Ir concealerio likučius užtapsnojam su Beauty Blenderiu, kad nesimatytų jokių perėjimų. Tada pasidažome su tušu ir mūsų laineris su geliniu pravedimu yra kaip ir baigtas. Jeigu nuo tušo kažkas atlieka, tai būtinai nusivalome. Kitai akiai naudosiu iš SLA Eyeliner Cake pravedimą. Ir brėšiu su Smilgos E001 teptuku. Ir pradedu atvirkščiai, kaip tik brėžiu ant akies blakstienų liniją labai lengvais judesiais. Neskubiam, susikaupiam ir po truputį brėžiam liniją. Kai liniją nubrėžiame, tada lygiai taip pat vėl žiūriu į apačią ir brėžiu nuo išorinio kampo į antakio uodegėlę liniją. Pasižiūriu, ar maždaug tas linijos sutampa su kitokiam. Ir nuo pat strėlytės pradžios pradedu brėžti liniją link akies vidinio kampo ir sujungiu visą mūsų liniją. Tada užpildome visus likusius tarpelius. Matau, kad strėlytė yra per plona, tai truputėlį ją pastorinsiu. Prailginu truputėlį uodegėlę ir vėl lygiai taip pat brėžiu link akies vidinio kampo, neskubant mažais lengvais judesiais. Tai pasižiūriu, ar gerai. Jeigu yra nelygumų, dar truputėlį palyginu.
Ir kai jau viskas išsilygina, pasidažome su tušu. Na štai, mūsų laineris iš arčiau atrodo šitaip. Na štai ir aš jau su abiem laineriais. Ką norėjau čia pasakyti? Kai esat su laineriu, nesirūkėkit, nes tada užkrenta akis ir atrodo nekaip. Geriausia būtų, kad taip gerai susirišam ir einam. Tai va, tai aš jau su abiem laineriais, jie atrodo va taip iš tolo. Ir ką norėčiau pasakyti, tai kad man asmeniškai gelinis pravedimas patinka daug labiau, dėl to, kad aš su juo mėgstu pasidaryti storesnę, gražesnę liniją. Ir man jau gal toks yra įpratimas, nes buvau labai užsispyrus, su geliu labai sunkiai sekėsi dirbti ir pasiėmiau tiesiog bandžiau. Ir tada pradėjo labai puikiai eitis tas laineris ir išmokau jį normaliai daryti. Dabar su skystais, kodėl man netaip patinka, dėl to, kad jeigu būna raukšlėta akytė, tai tada, jeigu su skystu tu brauki, tai tiesiog į tą raukšlę subėga tas skystas pravedimas ir tada gaunasi kaip per dailės pamoką, kaip dėdavom, plašindavom ant balto popieriaus lapo akvarelę ir tada pūsdavom. Tai lygiai taip pat ant akies tai tas raukšles natūraliai taip išeina. Tai man dėl to patinka gelinis. Ir aišku, kokio pravedimo jūs norite. Jeigu norite plono, mažaus, smulkaus, tai tada taip, yra geriau su skystu daryti, nes su skystu vis tiek darom su mažesnė plunksnele. Su ta plunksnelė yra lankstesnė ir galima daug mažesnę liniją išpiešti. Jeigu jums patinka taip kaip man tokie stori, griežti pravedimai, tai tada su geliniu, nes su geliniu tada labai lengvai padarysime tą storą pravedimą. Tai šitam video tiek, tikiuosi, kad patiko ir iki kitų susitikimų ir pamokėlių ir makiažo dirinių. Iki, nu to gal tiesiog... Tai tiek šitam video, tai